Sveiki automobilių pirkėjai ir pardavėjai, turiu jums svarbios informacijos. Tie, kas turit automobilius BMW su 2 litrų benzininiu varikliu, kuris yra 180 kW. Tai šių variklių ilgamžiškumas yra itin mažas, turite tai žinoti, bet tą ilgamžiškumą galite truputį pratesti ir padaryti didesnį. Tai pirmas dalykas, ką turėtumėt pasidaryti, turėdami tą variklį, tai tarp 100 ir 120 tūkstančių kilometrų pasikeisti grandinės. Nes jeigu jų nepasikeisit, variklis užkals ir pradės kalenti. Tada remontas kainuos 3-4 sykius brangiau. Ir nepamirškite tepalus keisti kas 8 tūkstančius kilometrų. Nekeiskit kas 15 ar kas 10 ar netgi daugiau, kaip kiti rekomenduoja. Keiskit kuo dažniau. Nes tai yra lepus variklis ir ganėtinai brangus. Šis video kilo todėl, nes kolega išvažiavo iš Kauno į Klaipėdą patikrinti BMW su kalančiu motoru, nors pirkėjas, tiksliau pardavėjas, sakė, kad tai yra pilnai tvarkingas automobilis, prižiūrėtas, mylėtas, įsėda į automobilį, žiūri kuro sąnaudos 15 litrų, nu tai kaip jis važinėja, gazas dugnas ir lekiam. Užkuria tą variklį, iškart matosi kalimas, grandinės barškėjimas, o rida tik 120 tūkstančių kilometrų. Liūdna, kad reikia didelius tokius atstumus nuvažiuoti dėl visiškų lavonų ir žmonės naglai meluoja. Ta proga mes tą skelbimą įkelsime į komentarus, kad ir jūs nepasigautumėt ir be reikalo nenuvažiuotumėt apžiūrėti kažkokio kalančio BMW arba aplamai, kad netyčia nenusipirktumėt tokio. Tai vat, tiek žinių, prižiūrėkit automobilius ir būkit budrus pirkdami. Iki.